Sveiki visi senosios retro technikos mylėtojai. Šiandien pas mus ant stalo puikuojasi vokiečių firmos reportažinis magnetofonas UR Report Stereo. Tai yra 4 greičių 2 takelių magnetofonas, kurio atkuriamų dažnių diapazonas 19 greičiui nuo 35 Hz iki 20 kHz. Šis aparatas buvo pradėtas gaminti Miunchene 1972 metais ir buvo skirtas reporteriams. Kadangi aparatas yra pakankamai kompaktiškas, jam didžiausias naudojamų ryčių diametras yra tik 13 cm, o jame integruotas 6 V akumuliatorius leidžia magnetofoną nešiotis ten, kur mes norime. Na, o dabar šiek tiek pakalbėkime apie standartizaciją. Kaip jau žinote, naujesnės kartos juostiniai buitiniai magnetofonai naudoja 4 takelių galvutes. Stereo įrašas standartinėje 6 mm pločio magnetinėje juostelėje daromas 1 ir 3 takelyje, o apvertus juostelę 2 ir 4 takeliuose. Studijinėje aparatūroje masteringui skirti magnetofonai stereo įrašą daro į visą juostos plotį, todėl tokios juostelės apversti ir groti iš kitos pusės negalima. Įrašą girdėsime atbulai. Panašiai sukurtas ir šis reportažinis magnetofonas, tačiau jo galvutė ne visai standartinė. Čia stereo įrašas daromas ne per visą juostelės plotį, bet daugiau kraštuose, o per centrą paliekama tuščia vieta. Kodėl tai buvo daroma, kol kas informacija labai miglota, tačiau yra vienas logiškas variantas. Kadangi magnetofonas buvo skirtas įrašyti žmogaus kalbą, kurios dinamika stipriai šokinėja, tokiu būdu buvo siekiama sumažinti skvarbą tarp kanalų, nes paprastai žurnalisto klausimai buvo įrašinėjami į 1 takelį, o pašnekovo atsakymai į 2 takelį. Tokiu būdu padarytą įrašą buvo lengviau montuoti, taip pat pritaikyti korekcijas atskiriems kanalams. Kaip ten bebūtų, tačiau šio magnetofono galvutės aukštis neatitiko reikalavimų jau iš gamyklos, nes ant reguliavimo varžtelio esantis dažai nepažeisti, vadinasi galvutės padėties niekas negalėjo išderinti. Problemą pastebėjau tik tada, kai šiuo aparatu įrašytą juostą perklausiau 4 takelių magnetofonu. Paprastai tokiu atveju 3 takelyje turi girdėtis atbulai skambantis įrašas, tačiau ten buvo tyla. Ištaisyti šią klaidą ir tiksliai sureguliuoti galvutę nėra taip jau sudėtinga. Tačiau nepamirškime, kad per tiek metų eksploatacijos galvutė jau nudilo ir jos paviršiuje atsirado griovelis neteisingoje pozicijoje. Taigi mums teks galvutę išimti iš laikiklio ir ją šlifuoti. Netrukus visą tai mes atliksime kartu. Pirmiausia, nuimsime visus galvutę dengiančius ekranus ir apsaugas. Skaidraus rakordo pagalba patikrinkime galvutės padėtį. Ir tikrai, jis stovi per aukštai. Paprastai galvutės viršutinis darbinis plyšys turi pasibaigti kartu su juostos kraštu, o nebūti išlindęs virš juostos. Dabar tikrinsime išdilimo dydį. Jeigu dantų krapštukas užsikabina ties nudilusių vietų kraštais, vadinasi galvutė jau susidėvėjo. Dabar svarbu pasidaryti daugiau vietos ir nuimti metalinį ekraną, kuris vėliau trukdys atlikti derinimą. Taip pat nuimsime pauzės mechanizmo dalį kartu su spyruokle. Taip pat geresnę prieigą turėsime nuėmę ir magnetofono dangtį, kuris atsisuka vos 4 varžteliais. Kaip matome, galvutės laidus reiks išlituoti, bet prieš tai jų padėtį nufotografuosime.
Fotografuokite visą remonto eigą, vėliau savo ne tik padėkosite, bet ir sutaupysite laiko viską surinkdami teisingai iš pirmo karto. Mūsų galvutė pritvirtinta tik šiomis dviejomis veržlėmis, taigi nebereikės nieko atsukinėti ir išderinti aukščio bei azimuto, kurį reguliuoja šitas varžtelis. Atsargiai iš savo vietos ištraukėme juostą spaudžiančias pagalvėles, nesulankstydami jų metalinės plokštelės. Paskui nuimamas pauzės mechanizmas, atsargiai nuimama jį tempinti spyruoklė, ir galiausiai galvutę dengiantis ekranas. Išlituojame laidus ir atlaisviname galvutę laikančias veržles. Štai ir viskas, galvutė keliauja išsamiai diagnostikai. Dar vienas patikimas būdas patikrinti nudilimą yra nagas. Jeigu jis kabinasi, vadinasi padėtis bloga. Akivaizdžiai matosi, kad juosta keliavo ne savo taku, tačiau nenusiminkime, juk viskas sutaisoma. Atsukame paskutinį likusį varžtelį. Ištraukiam galvutę iš laikiklio ir įvertinkime situaciją po mikroskopu. Aiškiai matomas išpjautas nemažas griovelis kairiajame kanale ir daug žemiau negu turėtų būti. Kaip ir minėjau, viduryje gan didelis tuščias tarpas tarp kanalų. O apačioje dešiniajame kanale vėl griovys, vėl daug žemiau nei pagal standartus. O ką čia jau rūdyja? Ai, čia juostos emulsija. Dabar uždėsiu skaidrų rakordą, kad parodyčiau, kas atsitinka, kai galvutė nudyla. Štai tokioje padėtyje juosta turi šliaužti galvutės paviršiumi. Tačiau dėl didelio griovio, ypač kairėje, juosta net pastačius galvutę į tikslę jos padėtį nebeturės gero kontakto su darbiniais plyšiais. Matot, juosta pakilusi nuo paviršiaus, nes užlipa ant dar nenudilusio krašto dešinėje. Taigi šlifuodami galvutę mes tiesiog suvienodinam jos paviršių. Pasiruošiame gabalo stiklo tam, kad paviršius būtų kuo lygesnis ir jį gerai nuvalome. Paimame vatos tamponą ir spiritą. Taip pat naudojame negrubesnį nei 1000 šlifavimo popierių. Kad būtų patogiau, susikarpom jį mažesniais gabaliukais ir uždedame ant stiklo. Šlifavimą pradedam atsargiai, taip kad visas darbinės galvutės paviršius pasiektų šlifavimo popierių. Kad neužkimštume metalo dulkėmis galvutės darbinių plyšių, nuolat keiskime jos padėtį, perneždami vis ant švarios naujos šlifavimo popieriaus vietos. Taip pat nespauskite žemyn iš visų jėgų.
Po pirmojo šlifavimo galvutę gerai išplauname spiritu ir būklę patikriname mikroskopu. Ir matome, kad rezultatas daug geresnis ir visai nebedaug trūksta. Viršuje griovio visai nebeliko, o apačioje dar yra popieriaus nepaliestas plotelis. Procesą kartojame ant naujo šlifavimo popieriaus lapo. Šioje vietoje reikėtų nepersistengti, nes per daug giliai šlifuojant galime sugadinti žėručio intarpus tarp feritinių šerdžių, kurie yra mūsų darbiniai plyšiai, tiesa matomi tik galingais mikroskopais. Paprastai galvutę galima šlifuoti kokius 3 kartus per visą jos gyvenimo laiką. Taip pat iš anksto apsaugoti nuo dilimo, vengiant naudoti acetatinės juostas, kurios stipriai dildo galvutės ir juostos traukimo mechanizmą. Ir štai panašu, kad darbas baigtas, galvutė kaip nauja. Vengiant darbinių plyšių korozijos ir oksidacijos, aš nenaudoju jokių papildomų poliravimo priemonių po šlifavimo. Visus poliravimo darbus toliau atliks pati juosta. Dabar belieka išvalyti visą tą, ką prišiukšlinom ir surinkti viską į vietas taip, kaip ir buvo. Patikimai priveržiame veržles, aišku ne per smarkiai, ir ruošiamės aukščio nustatymui. Galvutė turi būti statmena ir lygiagreti juostos judėjimo krypčiai. Dabar reguliuosim aukštį. Pasiruošiame skaidrų rakordą ir paleidžiame magnetofoną. Galvutės aukštį reguliuojame šiais 2 varžteliais kartu. Kiek pasukome pirmąjį, lygiai tiek pat pasukame ir antrąjį, kad neprarastume vertikalumo. Paskui iš akies nustatome azimutą taip, kad galvutės abu takeliai būtų statmeni juosteliai. Žiūrint iš šono, dabar galvutės priekis turi būti lygiagretus trynimo galvutei ir visiems juostos nukreipėjams. Panašu, kad pavyko tiksliai suderinti aukštį ir azimutą net iš akies, tačiau tikslus azimutas reguliuojamas naudojant tik oscilografą. Bet prieš atliekant magnetofono kalibravimą būtina išmagnetinti galvutes ir juostą liečiančias detalės specialių droselių. Įjunkite droselį 1 metro atstumu nuo magnetofono ir neskubėdami jį priartinkite prie galvučių bloko. Tada lėtais sukamaisiais judesiais priartinkite prie galvutės paviršiaus, o po to vėl lėtai atitolinkite. Tokį patį veiksmą atlikite su kitomis galvutėmis ir juostą liečiančiomis detalėmis. Nepamirškite, kad staigus judesiai droselių gali dar labiau įmagnetinti magnetofono detalės. Kad taip nenutiktų, droselį išjunkite tik vėl lėtai nutolę nuo magnetofono.
Droselio nelaikykite įjungto ilgiau nei 5 minutės, nes jo apvijos įkaista akimirksniu ir gali sukelti gaisrą. Tokį droselį nesunkiai galite užsisakyti internetu. Išmagnetinimas baigtas, telieka atgal prilituoti laidus ir surinkti juostos traukimo mechanizmo detales. Metalinį galvutės ekraną. Plokštelę su minkštomis pagalvėlėmis. Ir pauzės mechanizmą. Dabar reguliuosime tikslų azimutą pagal specialią testinę juostelę, kurioje įrašytas 10 kHz dažnis 2 kanalams per visą jos plotį. Prieš atliekant bet kokius testus, kruopščiai nuvalome galvutės ir juostą liečiančias detalės spiritu. Dabar paleidžiame juostelę atkūrimo režimu ir atitinkamai sukdami azimuto varžtą suvienodiname abi sinusoidės oscilografo ekrane. Nekreipkite dėmesio, kairysis kanalas svyruoja dėl patempto juostos krašto, juk ji ne pirmos jaunystės. Tikslesni rezultatai bus matomi pasirinkus oscilografe XY Mode. Pasviręs ovalas 45 laipsnių pagal laikrodžio rodyklę kampu turi būti kuo labiau panašus į vieną tiesią liniją. Dviejų takelių stereo magnetofonu reguliuoti azimutą daug paprasčiau ir tiksliau nei 4 takelių. Apvertus testinę juostelę ir grojant ją iš kito galo, gerai sureguliavus azimutą, amplitudės oscilografo ekrane turi būti identiškos viena kitai, lygiai taip, kaip grojant juostelę prieš tai neapvertus. Kaip matome, dabar galvutė sureguliuota kaip iš gamyklos ir pasiruošusi tarnauti dar 10 metų su geromis poliesterio bazės magnetinėmis juostomis, tokiomis kaip BASF LP35, BASF DP26, Maxell UD, Agfa PE49 ir kitomis. Paprastai po reguliavimo visi galvutės varžteliai uždažomi, kad nuo vibracijų neatsipalaiduotų. Tačiau aš kol kas to nedarysiu, jei reikėtų patikslinti korekcijas ateityje. Reikėtų paminėti, kad šio magnetofono profilaktika jau buvo atlikta prieš porą metų. Pakeisti visi elektrolitiniai kondensatoriai, tiksliai parinkta įmagnetinimo srovė ir atlikta stiprintuvų korekcija. Buvo likusi tik galvutės problema, kurią ką tik nesunkiai išsprendėme. Dabar belieka laukti, kol juostelė gerai prisitaikys prie naujai atgimusios galvutės. Paprastai po šlifavimo reikėtų iš naujo reguliuoti magnetinimo srovę, kad gautume itin aukštos kokybės įrašą. Tačiau kol kas palaukime, kol juosta gerai nugludins galvutės paviršių.
O dabar užsidėkime ausines ir pasiklausykime ką tik įrašyto kūrinio skirtingais greičiais – 19, 9, 4, 2 ir atvirkščiai.
Ką tik girdėjote, kaip skamba naujai restauruota originali 2 takelių stereo galvutė iš skaitmeninio CD kokybės įrašo. Tikrai taip, tik juostinis magnetofonas moka taip gerai suvalgyti skaitmeninį signalą ir jį pateikti kaip analoginį, vien dėl galvutės magnetinio rezonanso, kuris juostos emulsijoje paverčiamas papildomomis harmonikomis ir dar pagardintas į magnetinimo srovę pasiekia mūsų ausis daug šilčiau ir natūraliau. Rezultatas visada bus geresnis naudojant didesnį juostos greitį. Na, o jei norite įrašą pasendinti, kad jis imtų skambėti kaip jūsų vaikystės senas lempinis radio imtuvas, tuomet rinkitės 4 ar net 2 magnetofono greitį. Apvertus juostelį ir grojant ją atbulai, galima įsirašyti visai autentiškų reversinių semplų mūsų garso redaktoriams. Na ir pabaigai, ši šlifavimo pamokėlė taip pat tinka visoms 4 takelių galvutėms, taip pat ir senosioms 2 takelių mono galvutėms. Tačiau šlifavimui nepasiduoda visos stiklo feritinės galvutės, bet jos juk beveik ir nedyla. Na ir dar vienas svarbus patarimas. Nepalikite juostų lentynose saugoti ilgesniam laikui, kurios ritėse suviniotos pervyniojimo būdu. Taip saugoma juosta dėl netolygaus vijų spaudimo ritėje gali deformuotis ir išsitampyti. Juostą reikia groti visą, play režimu jos nestabdant, kol visa juosta vienodai įtempta susivinios į ritę. Kad juosta netolygiai suviniota į ritę, mums išduoda išlindusios iš kraštų jos vijos. Štai čia dešinėje pusėje juosta jau suviniota teisingai play režimu ir pasiruošusi keliauti į lentyną. Bet prieš tai nepamirškite įdėti ritę į maišelį, o tik po to į dėžutę. Štai ir viskas šiandien. Saugokite ir branginkite savo seną audio aparatūrą. Ačiū, kad žiūrėjot ir iki kitų naujų susitikimų mano kanale. Iki.